Kokios mintis po tokių atkaklių rungtynių? Liūdnos. Norėjusi laimėti čia mūsų priešininkai, prieš kurios turėtume laimėti, bet nesigavo, tai aišku, kad liūdna labai. Ir varžovas, atrodo, labai puikiai išnaudoja kiekvieną klaidelę. Atrodo, jie neturėjo tiek daug šansų, kiek jūs, bet pasiekė tokį rezultatą. Kodėl manot, jiems taip sekėsi? Nežinau, tiek šitose, tiek praeitose varžybose mes turėjom daug daugiau progų, mes buvom jų zonai beveik visą laiką, o jie tik pabėgdavo į kontrataką ir pasto realizuodavo progas. Tai nežinau, kodėl taip gaunasi, bet liūdna. Ir panašu, kad per visas 3 varžybas jūs niekada nebuvot priekyje rungtynėje. Visą laiką teko vytis ir tai turbūt varžovui leidžia nusileisti labiau į gynybą ir kontratakuoti, ar ne? Žinoma, geresnis jausmas, kai varžybose pats priekis ir laiminėjai. Tai mums šiek tiek tai pakišo koja, kad jie buvo visas varžybas priekį. O šiandien matėme, kad Povilas Verenis palaikė iš tribūnų komandą. Gal žinot, kokia situacija, kada jis galės jau grįžti ir prisijungti prie komandos? Negaliu pasakyti tiksliai, kada jis sugrįš ant ledo, bet visi tikimės, kad greitai. Ir nežinau, reikia jo klausti. Aš tiksliai negaliu pasakyti, bet tikimės, kad greitai. Ir šeštadienį dar vienas mačas, dabar atvyksta Rygos Prizma. Ką žinot apie šią ekipą ir ko galima tikėtis šeštadienį? Tai taip pat yra mūsų varžovas, prieš kurį mes tikrai galim žaisti ir laimėti, tai mes tikėkimės tik to, kad laimėsim. Ačiū, sėkmės. Ačiū.